tarim gaila tą vaizdo įrašą parodyti. Prašau, mes patys savo pasileidžiam, kada jūs kas... Tai ar mums sunku parodyti vaizdo įrašą pradžiai gyventojų prašymą? Negalim? Mes jūsų išklausysime, mes norim vaizdo įrašą. Paleidžiam iš kelias minutės, tai jūsų... Mes norim vaizdo. Ką mes dabar perim? Prašau, jungit vaizdą. Žiūrėkit vaizdą, kam dabar perim? Mes savo norim. Kokios trukmės vaizdo įrašą? Kolegos renginys yra pagal programą. Mes apžiūrėjome, kiek yra Pasileidžiam tą įrašą. Mes atvažiavome. Parodo. Vėliau. Mes jūsų prisižiūrėjom. Čia jūs reguliuojate? Ne, paleisim. Leidžiu tada. Iškart leiskite. Leiskite. Čia galite rasti smėlinį baravyką. Šitas suskirtų irgi negul atsisuka. Čia rodo ekrane. Ne, nėra garso. Čia gal taip prisistato? Atsisuk ir pažiūrėk, ne į mus žiūrėk, bet į jį Čia pažiūrėk. rodo ekraną. Mes tave matėm nesykį, jį pažiūrėk. rodo čia. Jo. Ir kolegas paragim. Nu, va, čia prieš metus dar samanas buvo tikrai. Yra viskas įmanoma padaryti, kad visi girdėtų viską. Dar ne. Ką mes laukiai esam kitokie žmonės? Čia be galo į kraštą. Ar jau galim stabdyti? Ne, tegul pažiūrė. Dar pusę tiek. Neklausim, mažiau. Kantry. Jaučiuos labai saugus dabar. Gynybai skiriam daug energijos ir išteklių. Tikrai dabar jaučiuos maždaug 8 kart saugesnis negu buvau. Tikrai jokie priešai nebebus. Norim paklausti, o jūs žinot, kas čia buvo? Karininkų, gal karininkai žinot? Kaip? Jūsų filmukas jūsų. Ne, bet jūs nežinot čia, kas čia. Tai čia yra jūsų rūdininkai. Kad žemiškai bus 3 kartus geriau va taip va. Ačiū, viskas. Čia rūdininkų giria yra. Rūdininkų giria. Polkovnikas net nežino savo Pas mus yra kaip žemiška giria. Labas vakaras visiems.
Ačiū Jums, kad Jūs esate čia. Ne veltui ir mes atvažiavome čia. Aš tikrai suprantu situacijos jautrumą ir rimtumą. Galime rėkauti, šūkauti, keikti vieni ant kitų, bet tai nepadės mums susitarti ir nepadės Jums skirto laiko išnaudoti efektyviai. Tai reiškia, šiandien pavyko suburti tuos, kurie priims sprendimus ir yra atsakingi už jų įgyvendinimą. Mes galime skirti laiką riksmams, galime skirti laiką pasikalbėti. Mano siūlymas: suteikime galimybę tiems, kurie yra atsakingi už poligono naujo steigimo klausimą, pasakyti savo argumentus, išklausykite juos, o tuomet bus laikas klausimams ir diskusijoms. Jums leidus aš pristatysiu, kas šiandien atvyko į Kapčiamiestį. Savo ruožtu aš girdžiu labai aiškiai išreikštą paniką ir negatyvą konkrečiai mano asmeniui. Priimu, bet šiai dienai informuoju, kad Lazdijų rajono savivaldybė nepriėmė ir šioje situacijoje nebus įpareigota priimti jokio sprendimo susijusio konkrečiai su šio poligono steigimu ir vystymu. Mes esame čia tam, kad užtikrintume, kad jūs informaciją, kuria svarbi, gautumėte kaip galima tikslesnę, aiškesnę ir greičiau. Tai jums leidus, mano rankose yra sąrašas žmonių, kurie šiandien atvyko tam, kad drąsiai atsistotų čia ir pasakytų, kodėl čia siūloma, nes sprendimas dar bus tik pavasarį, kokiomis aplinkybėmis, kokios galimos veiklos bus vystomos, jeigu bus sprendimas priimtas čia, į klausimą, ar yra žemėlapis ir ar bus matoma tikslios konkrečios teritorijos, kaimai, kurie patenka. Mano atsakymas taip. Ar bus tęsimos diskusijos toliau individualiai su kiekvienu turto savininku? Mano atsakymas taip. Ar Lazdijų rajono savivaldybė, kuri, jeigu bus priimtas sprendimas ir taps strateginė savivaldybė, valstybės partnerė Lietuvoje, ar iš to ji ir tai reiškia jūs turėsite naudas ar ne? Tai jums leidus pristatau žmonės, kurie atvyko kalbėtis su jumis. Tikrai labai nuoširdžiai kviečiu išgirsti tai, kas bus pasakyta ir skirti laiko diskusijoms. Toks pats aštrus, gal kiek mažesnėme formate, mano susitikimas buvo Kapčiamiestyje. Ir jis buvo tada, kuomet nelegaliai sieną kirtę migrantai atvyko į Kapčiamiestį. Tuomet buvo pasirinkimas stabdyti ar ne ugdymo procesą ir mes priėmėm sprendimą stabdyti ir padėti. Aš atvykau sekančią dieną čia ir dar garsiau jūs mane pasitikote. Bet nei vieno karto aš neleidau net pagalvoti, kad įsipareigojimas, už kurį atsakinga savivaldybė, gali būti nevykdomas. Bet šiandien mes esame čia, kad išgirstume įsipareigojimus, kuriuos prisijima valstybė. Su mumis šiandien yra, su jumis yra Krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas. Krašto apsaugos ministerijos logistikos departamento direktorius pulkininkas leitenantas Aurius Daškevičius. Krašto apsaugos logistikos departamento teritorijų valdymo skyriaus vedėjas Vytautas Paršeliūnas. Krašto apsaugos ministerijos teisės departamento įstaigų teisinės priežiūros skyriaus vedėja Jūratė Bakšytė Lozorkevičienė. Taip pat Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento direktorius pulkininkas Liutauras Bagočiūnas. Taip pat strateginės komunikacijos departamento medijų centro skyriaus viršininkas majoras Gintautas Ciūnis.
Lietuvos kariuomenės mokymo doktrinų valdymo štabo viršininkas pulkininkas Vytas Andreika, Kazlų Rūdos poligono viršininkas majoras Kęstutis Češkevičius, Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos vadovas Paulius Čeponis, Krašto apsaugos skyriaus vedėjas Saulius Navlickas, Centrinės administracijos miškininkystės skyriaus vyriausiasis specialistas Viktoras Karašauskis, Sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas iš inovacijų politikos grupės Deividas Žindžius, Evelina Urbanovič iš Baltosios Vokės gyvenanti poligono pašonėje. Taip pat žinau, kad su mumis yra, nematau arti, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės vadas Virginijus Raukalė, jums visiems gerai pažįstamas. Tai jums leidus, mano paminėti žmonės, iki 30 minučių informacija, kuri aktuali kiekvienam kapčiamiestiečiui, pasiruošęs konstruktyviai išsakyti. Aš labai prašau išklausyti, o po to užduoti klausimus. Išgirdus atsakymus į klausimus, galbūt dalis neaiškumų bus išspręsta, o galbūt bus naujų klausimų, apie kuriuos net pagalvoti šiandien atvykus čia nebuvo galimybės. Mes galime kalbėti garsiai, mes galime šūkauti vienas per kitą, bet tai nepadės mums surasti atsakymų. Dėl to labai prašau truputėlio rimties ir išklausyt. O tada jau, kai patys norėsim, kiek pagarbos vieni turėsim, laiko mes turime, diskutuosim. Ačiū labai, perduodu žodį viceministrui. Labas vakaras visiems. Lygtais komunikacija buvo paruošus kalbą apie naudas, bet suprantu, kad šiandien tas nepadės. Tai peržiūrėjau video, galvojau pamatysiu Edgarą jame, bet pasirodo buvo ne Edgaras. Tai tikrai Kapčiamiestį pažįstu pats asmeniškai. Tai pas Edgarą Žaliakalnio dvare vasaromis, žiemomis, per naujus metus, per grybavimus tikrai atvažiuoju kiekvienais metais. Ir tą jau darau kokią 15 metų. Tai leiskit pasakyti, kaip pamačiau pirmą kartą atėjęs į šitą poziciją, kad tai yra Kapčiamiestis pasirinktas, daviau savo pažadą, kad turbūt mes visi suprantame, kad Lietuvos kariuomenė pristatys, dėl ko tas poligonas pasirinktas, kodėl būtent čia, kas laukia, kokios investicijos. Tai mano pažadas savo ir jums yra tasai, kad tikrai tą, ką prižadėsime ir pasakysime, kas bus daroma Kapčiamiestyje, Lazdijų rajone ir Lazdijų regione, tai bus įgyvendinta 100%. Tikrai tą garantuojame. Tai perduodu žodį Lietuvos kariuomeniai, nes kaip suprantu, kada kariuomenės atstovus pristatėme, tai tų UA nebuvo, tai tikiuosi, kad jie įtikins labiau. Nes Lietuvos kariuomenė ką pasako, tą ir padaro. Ar mes ateinam ne kovoti su jomis, mes ateinam su jomis kartu gyventi ir draugauti. Ačiū jums labai. Labą dieną, ar galiu kalbėti be mikrofono? Sveiki visi, ačiū, kad susirinkot. Pulkininkas Liutauras Bagočiūnas, Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento direktorius. Tai mano tikslas šiandien paaiškinti turbūt bendrai, kodėl poligonai reikalingi kariams. Aš esu karys, davęs priesaiką Lietuvai ir davęs priesaiką negailėdamas ir jėgų ir gyvybės ginti visus jūs čia stovinčius. Ir aš tą priesaiką išsaugosiu. Jau 28 metai ją saugau ir saugosiu iki galo. Tai kodėl reikia kariam poligonų? Visų pirma, dėl to, kad galėtume treniruotis, kaip ir Žalgiris negali ar kitos komandos žaisti be aikštelių, tai mes negalim būti be poligonų. Tai čia turbūt viskas aišku. Ar aš galiu šnekėti, ar šitą? Tai vat ir sakau. Kitas dalykas, dėl ko turi daugiau poligonų, nežinot, Lietuvos kariuomenė didėja, daugėja sąjungininkų ir tiesiog neturim kur treniruotis. Labai paprastas dalykas.
Nuo kitų metų daugėja vokiečių, daugėja mūsų pačių ir tiesiog neįsitenkam. Ir kad būtų patogiau, mums reikia daugiau vietos treniruotis. Ką mes treniruojamės? Mes treniruojame šalies gynybą. Tam, kad geriau apgintume mus, tam, kad čia niekas neteitų. Dėl ko šita vieta svarbi yra, patys žinot, čia yra žemės tas koridorius, vadinamas tas suvalkų perėja. Ir tai yra labai svarbi tiek priešų vieta, tiek mum. Poligone visada kariai yra ant žemo starto. Ką tai reiškia? Visada šalia ginklas, liemenė, automobiliai ir mes visada pasiruošę reaguoti. Ką tai reiškia? Daugiau saugumo mums visiems. Tai labai toks paprastas dalykas. Ir suprantu, kad skauda jum. Man irgi čia labai skauda kalbėti, žinokit. Atsistojus prieš jūs visus, aš lygiai taip pat suvokiu. Aš pats šiaip Varėnoj gimęs, tai dzūkas esu ir viską suvokiu. Tai aš labai tiek trumpai nesiplečiant, turbūt ir perduosiu žodį kažkam tai kitam sekančiam. Tai paklausyk ir sužinos informaciją. Sveiki visi, Aurius Daškevičius kaip ir pristatė, dabar parodysim žemėlapį, kur turbūt sukels daug jausmų ir emocijų, bet tai nėra dar, kaip ir pasakęs, priimtas sprendimas, jis dar bus priiminėjamas po pokalbių su jumis, su kiekvienu iš jūsų savininkų tų sklypų kalbėsimės. Tai yra naujasis poligonas. Poligono ribas matot, tai yra 14 550 hektarų. Tai nereiškia, kad šis poligonas bus aptvertas tvora ir niekas jį negalės eiti. Ne. Šitos poligono ribos bus koreguojamos, kažkur pasistums, ypač atsižvelgiant į namų valdas, kur gyvena gyventojai. Netgi dabar, žiūrint į ribas, ten, kur yra namų valda, kaip pavyzdys. Čia namų valda yra, stovi namas, čia mes ribą stūmėm nuo namo, kad gyventojų namas nepatenktų į poligono ribą. Kodėl palėpė tankiausia vieta tada poligone? Turbūt daugam kyla klausimų, ypač Baltosios Ančios, vadimkim, baseinu. Ten, kur yra turizmas, sodybos ir ten, kur vyksta laisvalaikio veikla. Nėra dar sprendimo, bet tikrai atliepsim į jūsų savininkų, tų verslų, turizmų, tų sodybų, kurie yra, kad tai bus, gali būti ne poligonas, bet kaip pavyzdys mokomoji teritorija. Mokomoji teritorija reiškia gyventojai gali gyventi. Pavyzdys Pabradės poligonas. Poligonas yra mažesnis negu mokomoji teritorija, bet mokomoji teritorijoje gyvena gyventojai pabradiškiai. Tai yra tiesa. Jie gyvena tenai. Žinoma, yra tam tikrų nepatogumų, yra tam tikros naudos iš kariuomenės pusės, tiesiami keliai, gerinamos sąlygos. Ir kalbėjom su pabradiškiais, tai kaip, ar pripratot, ar vis dėlto tas neigiamas efektas yra. Bent jų nuomonė atsakymas yra, susigyveni kažkaip tai. Susigyveni ir gyveni toliau, bet jie ten gyvena. Turbūt daugam kyla ir girdėjau iš viešosios erdvės ir tam socialinių tinklų, kad iškirsim visus miškus. Viso šitoje teritorijoje turbūt sudaryta nuomonė, kirsim kiekvieną medį. Tai netiesa. Minimaliai bus kertama tik tam, kam reikalinga šaudyklų. Šaudyklos, kurios reikalingos kariniai technikai treniruotis šaudyti, bus minimaliai kertama tik tai tom. Tikrai nebus kertama, kaip vadinamas, plynas kirtimas. Dabar, kad suprastumėt ir jūs patys, kaip poligonas atrodys, tai yra kelias Kapčiamiesčio užkarda. Mes žiūrim į šį kelią kaip į ribą ir pagrinde šaudyklos numatomos šitoj teritorijoje. Tai yra, mes neinam į draustinio teritorijas, kaip pavyzdys Krakinio draustinis, Pertako
Mes į juos neinam ir ten nevykdom jokių kirtimų, jokių ten intervencijos į draustinius. Bus tarp šitų dviejų, bet kaip ir sakiau, minimaliai kertama šaudyklom, tik šaudyklom. Nuo šitos pusės net nėra planuojami jokie kirtimai, nes tai yra, sakykime, taip vadinamas manevro teritorija, manevrui tai kariai susirenka, važiuoja, privažiuoja ir įvažiuoja į šaudyklas. Šitoj pusėje nebus daroma jokių kirtimai. Tai kokie apribojimai tada šitose per tą? Ar galime susitarti, kad visų pirma išklausom krašto apsaugos ministerijos kariūnų, o tada užduodam klausimus? Jie tikrai atsakys ir apie apribojimus, ir apie galimas diferenciacijas, ir apie atsakymus į turtą ir kaip tas turtas vertinamas. Paklausykit, aš jūsų labai prašau tik paklausyti 5 minutės. Alio, žmonės, ramiai, negyvuliai esam. Prašau, pirmą išklausom. Aš tikrai prašau, išklausom, taip kaip mokam dzūkai kultūringai. Prašau, kultūringai išklausom. Jie mūsų svečiai. Dabar kokie apribojimai? Poligono teritorijoje, bet vėlgi aš paminėsiu, šiuo metu planuojamas ir ar bus visas poligono teritorija, ar dalinai, ar čia bus išimta dalis ir kita teritorija. Poligono teritorijoje negalima jokia kita veikla, tik kariuomenės veikla. Mokomoji teritorija, toj teritorijoje galima ir kita veikla. Tai yra gyventojai gali gyventi, jeigu jie nenori iš ten išsikraustyti, likti, jie ten ir lieka ir gyvena. Tai yra pagrindiniai skirtumai tarp poligono ir mokomosios teritorijos. Ir tikrai atliepsim, kaip pavyzdys, čia tikrai sodybų yra, pakraščiuose sodybų yra, jeigu gyventojai nenorės iš ten išsikraustyti, ribą trauksim poligono, kaip pavyzdys nuo čia, kad neįeitų sodyba. Čia, jeigu matysim, gyventojai nenori nutraukti nei savo turizmo, nei verslo, ten spręsim tą pačią problemą per tokios teritorijos įkūrimą. Mes neateinam stumti, kad mums reikia, ateinam su jumis, kalbamės ir ieškom kompromiso. Pažadėjo visi, bus įvykdyta. Kairių poligonas žymiai mažesnis, ten taip pat yra ir draustinis, kuriame veikla nėra vykdoma. Pabradės poligonas, jeigu tik nufotografuojama šaudykla, kur taip yra atviras laukas, turbūt tokia nuotrauka ir atrodo. Rodoma buvo Rūdninkai. Taip, Rūdninkuose yra vystomas atskiras karinis miestas. Dabar taip, ten dabar plynas laukas, iškils pastatai, iškils nauji medžiai, bus atsodinti. Bus medžiai atsodinti. Aš girdžiu, prieš akis matom dabar žemėlapį. Dabar siūlau skirti laiką konkretiems klausimams ir atsakymams ir sutarkime, kad užduotam klausimui duodame laiko atsakyti ir klausimai nesikartoja. Šiuo metu mes esame bendruomenės namuose. Jums leidus, aš suteikiu žodį visų pirma bendruomenės pirmininkiai Ramintai. Labas vakaras visiems. Kalbėti šiandien yra be proto sunku ir aš nenoriu diskutuoti apie poligono žemėlapį. Man iš vis pirmiausia kyla klausimas, kodėl Kapčiamiestis. Ir ar pasidomėjot pirmiausia, žiūrėdami į žemėlapį, ką Kapčiamiestis turi. Ar tik taip durėm pirštu ir nusprendėm, kad Kapčiamiestis. Ar žinom, kiek Kapčiamiestis turi turizmo sodybų, kiek baidarių verslų, ar žinot?
Man įdomu, aš jūsų klausiu. Mes žinom, kad turi turizmo, kad laisvalaikės vedamas čia, todėl ir atsakiau. Bet ar skaičiai žinot? Ar mes atvažiavom pažiūrėti Kapčiamiestį, prieš praeitą pirmadienį paleistą tą pranešimą, kad Kapčiamiestis tampa poligonu? Kodėl mes neatvažiavom čia anksčiau kalbėti su gyventojais? Kodėl mes sužinojom tada, kai sužinojo visa Lietuva? Ir jūs dabar atvažiuojat pas mus įtikinti žmonių, kad jie išeitų iš savo namų. Ką galima pasakyti žmogui, kuriam reikėtų įsikraustyti iš savo namų? Aš nežinau, aš nerandu tokių žodžių, ką reikėtų pasakyti. Aš suprantu gyventojų susirūpinimą, piktumą ir mes gaunam iš Pabradės poligono, iš Rūdininkų poligono žmonių gyvenančių šalia užuojauto žodžius. Ne kaip gerai, kaip nuostabu ir gera ten gyventi. Man gaila šitų žmonių, kurie merė patikėjo prieš du gerus metus, ne du kartus jumis. Nežinau, ar trečią kartą mes patikėsime jumis. Kai prieš 2 metus mes pradėjome įgyvendinti šitą projektą, merė žodžiai buvo: Kapčiamiestis turi būti turistinis miestelis. Mes dabar būsim poligono miestelis su iškirstu mišku. Nežinau, ką mes galėsim iš turizmo čia vystyti, žiūrint į šitą žemėlapį, sunkiai įsivaizduoju. Man asmeniškai gėda už šitą sprendimą. Kapčiamiestis nėra ta vieta, kur turėtumėm draskyti gamtą, turėtumėm draskyti žmonės. Žiūrim į poligono teritoriją, bet nereiškia, kad už poligono ribų mums gyventi bus geriau. Pabradės gyventojai sako, kad 5-10 km atstumu gyventi tiesiog neįmanoma ir patys įsikrausto. Tai mes privesim prie to, kad Kapčiamiesčio visai turbūt nereikės. Labai sunku ir aš jūs suprantu, mano gyvenamoji vieta į šią teritoriją nepatenka, bet negaliu užgarantuoti, kad aš galėsiu gyventi čia gerai. Mes šiandien dienai per 8 metus vargom ir pastatėm šitos bendruomenės namus, tam, kad čia vystytųsi turizmas, vystytųsi verslai, galėtų gyventojai džiaugtis gyvenimu. Bet šiai dienai, rugsėjo 26 dieną, atidarius šios bendruomenės namus, jūs mums iš karto uždaro duris. Jūs neleidžiat mums gyventi toliau. Kapčiamiestis gyvuoja, atsigauna ir šiai dienai jūs naikinat viską. Ir aš su visa pagarba jums už visus gražius žodžius, už tą pagalbą, kurią suteikėt, stoju gyventojų pusėje ir nesame mes prieš poligoną. Mes nesame svatnikai ir nesame prieš Lietuvos saugumą. Bet Kapčiamiestis nėra vieta poligonui ir šalinrankas nuo Kapčiamiesčio. Ačiū Ramintai už išsakytų žodžius. Aš priimu atsakomybę už įsipareigojimus ir sprendimus, kurie nuo manęs ar Lazdijų rajono savivaldybės tarybos ar administracijos priklauso. Kai ateis 2027 metai, aš nuolankiai priimsiu žmonių, kurie manimi pasitikėjo 2023 valiai. Šiai dienai aš esu tarp kūjo ir priekalo. Esu žmogus, kuris turi pareigą atstovauti interesus, esu žmogus, kuriam rūpi valstybė ir kuris turi užtikrinti, kad jūs tos žinios, kurios yra Vilniuje, pasiektų. Jeigu jums atrodo, kad šita atsakomybė yra lengva ir lengvai pakeliama, tai aš patvirtinu, kad taip nėra. Bet aš čia stoviu drąsiai ir tvirtai, nes žinau, kad rasti sprendimus, susitarti tariantis, kai yra pasitikėjimas abiem pusėm ir nebijoma nei pasakyti garsiai, nei ieškoti kompromisų, laisvoj Lietuvoj susitarimai gimsta. O dabar labai aiškius, konkrečius klausimus uždavė bendruomenės pirmininkė. Ir tie klausimai yra tokie, kodėl Kapčiamiestis ir kodėl su gyventojais kalbama dabar, kodėl nebuvo kalbama iki valstybės gynimo tarybos posėdžio. Kodėl sprendimas priimtas dabar, tai praeitą savaitę, gruodžio 15 dieną, valstybės gynimo taryba priėmė šitą sprendimą, tai iki to sprendimo nebuvo. Tai todėl pas jūs suorganizuota šiandieną po savaitės, kada įvyko valstybės gynimo tarybos posėdis. Kodėl Kapčiamiestis? Yra daug turbūt priežasčių, dėl ko Kapčiamiestis. Pirmiausiai, kad Lietuvoje tokios teritorijos nėra. Tai yra, ta prasme, tas, kas atlieptų...
leiskite pasakyti. Tas, kas atlieptų nacionalinės divizijos klausimą ir treniruotis reikalingą teritoriją, tai yra 15 000 hektarų, kurioje būtų tiek valstybinės žemės, Lietuvoje nėra. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, tai yra Suvalkų koridorius prie pat. Jeigu matote, Aurė, ar gali parodyti, kur yra Lenkijos, Baltarusijos ir Lietuvos trikampis? Trečias momentas, tai yra Baltarusijos pusėje esantis karinis poligonas, priešiškos valstybės karinis poligonas, kuris organizuoja ir savo mokymus, ar kaip juos pavadinti, tai kad būtų atgrasimo priemonė svetimai šaliai. Tai trečias variantas. Ketvirtas variantas, kartu su sąjungininkais Lenkais kalbėsime apie plėtrą. Lenkai savo teritorijoje irgi mato galimybę įkurti poligoną, kas Europoje yra, tokių pavyzdžių nėra. Tai šitie dalykai sprendė, kodėl Kapčiamiestyje turėtų atsirasti poligonas. Tai tie dalykai turbūt atsako į daugelį klausimų bendruomenės pirmininkiai, kodėl būtent pasirinktas Kapčiamiestis. Ar bus daugiau klausimų? Užtikrinti negaliu teritoriją tik... Leiskit pasakyti. Užtikrinti negaliu teritoriją yra šiandien dienai preliminari. Kaip ir minėjo kolegos, teritorija gali kisti nuo individualių dėrybų su kiekvienu gyventoju atskirai. Kad ta teritorija bus tokia maždaug pagal šitą, tai jinai tokia ir bus. Bet kiek jinai kis pagal geografinės koordinatės, jeigu kažkas susidūrė su sklypo ribomis, tai žinot, kad kiekvienas sklypas turi savo koordinatės. Tai tos koordinatės jos tikrai keisis ar 5, ar 10, ar 100 metrų, aš dabar tikrai nepasakysiu. Bet hektarais ar tūkstančiais hektarų jos neturėtų kisti ir atrodyti ta teritorija turėtų taip, kaip atrodo šiandien dienai šitame žemėlapyje. Su kiekvienu gyventoju, kaip minėjo jum ir pulkininkas leitenantas, logistikos departamento direktorius, nuo kelio, kuris nuo Kapčiamiesčio veda į užkardą, į kairę pusę, organizuosime susitikimus su tos pusės gyventojais, tai greičiausiai bus sausio mėnesio antra pusėje, su kiekvienu atskirai šnekėsimės, kur jo yra sodyba, kaip jis įsivaizduoja, ar jam priimtinos sąlygos ir taip toliau. Vėliau, turbūt vasario mėnesį sėsime nuo kelio į dešinę pusę su tais gyventojais šnekėtis, gyventojai, kurie turi nekilnojamo turto. Ne gyventojai iš Druskininkų ar iš kažkur kitur, bet tai, kas yra registruoti pagal registrų centro išrašus. Tai su tais gyventojais vyks pokalbiai. Su absoliučiai visais gyventojais, kurie turi nuosavybę nepriklausomai nuo to, ar gyvenamas namas, ar miškas, ar žemės ūkio paskirties žemė. Tai planas toksai, šnekėtis su grupėmis ir po vieną individualiai, nes
negali šnekėtis Jonas apie Petro sodybą. Turbūt sutinkate. Tai yra ir konfidencialu, pirmas dalykas. Antras dalykas, susikalbėti turbūt nebūtų galima, kas yra šiandien dienai šitoje salėje. Tai planas yra šnekėti su grupėmis ir tik su gyventojais, kurių sklypus liečia, kurių nekilnojamą turtą liečia. Tai toks yra planas. Divizijos mes netalpinsim, bus talpinama kareivių skaičius. Tai iki 5000 maksimalus skaičius galėtų treniruotis šitoje teritorijoje. Mes nekalbam apie visos divizijos. Divizija yra iki 20 000 karių. Kalbame apie brigados dydžio vienetą. Tai reiškia, kad tai gali būti 2000 Lietuvos karių ir 3000 atvažiuojantys sąjungininkų kariai. Tai belgai, vokiečiai, amerikiečiai ir kiti mūsų sąjungininkai. Tai tokia yra maždaug situacija. Detaliau galėtų gal pasakyti mokymų doktrinos tarnybos atstovai, bet manau, kad šiandien informacijos tos pilnai užtenka. Kaip sakot? Šnekėjomės su saugomų teritorijų atstovais. Jiem duota užduotis išsiaiškinti visas paukštavietės, visas Natura 2000 teritorijas, visas saugomas teritorijas. Intervencijų nebus arba jos bus minimalios į tokias teritorijas. Jos visos bus stengiamasi išsaugoti. Detalės, kodėl dabar visas tik aiškiname, todėl, kad gruodžio 15 tik tai buvo priimtas valstybės gynybos tarybos sprendimas. Iki tol visa informacija buvo konfidenciali arba įslaptinta pagal tarnybinio naudojimo informacijos įstatymą. Po vieną, prašom, po vieną. Žiūrėkit, yra Lietuvos kariuomenės atstovai, jie tikrai gali pasakyti, bet turbūt tie patys Lenkai treniruojasi savo teritoriją su savo kariais. Kiek man žinoma, šnekėjom su etaše, kuris yra Lenkijoje iš Lietuvos pusės, tai Lenkai planuoja statyti naujų 10 poligonų. Tai reiškia, per Lenkijos teritoriją atsiras irgi daug ir bus tokių pačių turbūt pokalbių su bendruomenėm. Reikės iš kažko paimti žemę, nes kažkur reikia treniruotis, nes prisipirkame technikos, technika negali stovėti garažuose, su technika reikia mokintis. Nesimokinsime, kada bus karas, mokintis reikia taikos metu, treniruotis reikia tada, kada taika. Prašom po vieną. Jūsų dar vienas klausimas ir matau, kad ten gale dar yra klausimų. Gerai, prašau. Jūs, tada jūs. Prašau. Žiūrėkit, jeigu mūsų technika bus Vokietijoje, tai atėjus dienai X, tai turbūt ją perkelti užtrunka laiko. Tai technika turi būti ten, kur jinai gins tą teritoriją. Tai aš galiu duoti ir kariuomenės atstovam pakalbėti, bet ką galiu pasakyti apie Vokietijos įspūdį, kas yra daroma Lietuvoje ir Rūdnikų poligone, tai pirmas įspūdis generolo buvo wow. Tai karinis miestelis tikrai yra pavyzdys visai Europai. Tai duodu šiek tiek dar pakalbėti. Prašau, klausimą matau čia. Dar turiu vieną klausimą dėl Rūdininkų poligono. Į Rūdininkų poligoną vis dar nėra atsikraustę vokiečiai. Ten treniruojasi mūsų kariai su šauliais. Žinom, kad vokiečiai atvažiuos 3 metų laikotarpyje, ne? Kodėl mes to nepabaigę poligono, jau norim šitokį plotą užimti, iškraustyti kaimus žmonės,
galų gale visą istoriją jų panaikinti, turizmą, čia irgi rizika labai didelė, mes šito vietoje ir druskininkus pažeisim. Skaičių jūs nežinodami priema tokius valdžios sprendimus. Nu, gėda, žinokit, iš tikrųjų už demokratinę valstybę, nes realiai mes kaip gyventojai esam paskutiniai vietoje. Kariuomeniai perduodam žodį. Aš už kariuomenę kalbėsiu, už politikus nekalbėsiu. Dėl tų treniruočių, kur sakė, tai nuolatos važiuojam. Vokietija, visur, Amerika, dar kažkur, Latvija, Lenkija. Ir prašom ir Lenkų, ir jie visų pirma duoda pirmenybę saviem, duoda paskui tik tai mum. Tai neužtenka mum iš tikrųjų tų vietų. Kas žinot, kas yra šauliai, pastreniruoti kariuomenės poligone, net savaitgaliais yra sunku. Nes iš esmės, sakau, labai daug vokiečių ir amerikiečių, ir belgų, ir visų, ir jų daugės. Ir tų poligonų reikia, kitaip nebus. Toliau. Aš dar pasakysiu nuo politikų klausimo, kad kada priimtas sprendimas tikrai nepriimtas vakar, sprendimas buvo priimtas turbūt dar net ir ne šitam ministrui, ne prieš tai buvusiai ministrai, bet dar 2 ministram atgal, apie karinės teritorijas ir jo steigimo būtinybę, naujo poligono steigimo būtinybę. Tai žinokit, tie klausimai turbūt sprendžiami nuo 22 metų, kada agresorius pradėjo pulti draugišką valstybę Ukrainą. Tai šitie klausimai neatsirado vakar, užvakar, jie atsirado daug anksčiau. Ir strategiją dėlioja politikai ne vienadienę, o dėlioja ilgalaikę ir daug metų į priekį. Tai tiek tik. Taip, tik tai. Aš kalbu apie naujo poligono steigimo būtinybę. Kapčiamiestis buvo pasirinktas ieškant teritorijų visoje Lietuvoje. Netgi svarstant galimybės ir Latvijoje jungtis kartu su Latvijos Respublika ir steigti bendrą poligoną, bet tai yra ateitis. Latvija rūpinasi pirmiausia savimi. Prašau, papildykit. Po vieną, ponė, po vieną. Prašau. Buvot pasirinkę žiūrėti ir pagal kokius parametrus jūs juos atmetėte ir pasirinkote mus. Tai aš prieš tai jau pasakiau parametrus, dėl ko. Tiksliai. Tiksliai. Teritorijos dydis, Suvalkų koridorius, priešiškas poligonas kitoj sienos pusėje. Ir valdiškos žemės kiekis šitoje teritorijoje. Žinokit, visų 14 net nesiruošėm, jeigu norėsit, užduokit klausimus, tikrai atsakysim, kodėl atmestos kitos teritorijos, nes yra tikrai daug N priežasčių. Sveiki, turiu klausimą. Alternatyvų Suvalkų koridoriui šalia esančiam priešiškos valstybės poligonui, kad tiek būtų valstybinės žemės, tikrai nėra. Tai žinokit, valstybės gynimo tarybos pavardės turbūt puikiai žinote, tai prezidentas, ministrai pirmininkė ir taip toliau. Vytautai. Poveikio aplinkai vertinimas nebus atliekamas, bus specialusis įstatymas. Todėl, kad bus įstatymė taip parašyta. Bus rengiamas specialusis įstatymas, kaip ir buvo su Rūdninkų poligonu, kaip ir buvo su Tauragės Šilalės poligonais, tai yra atskiras teisės aktas, specialusis įstatymas. Taip, tai mes įstatymo dar neturim, mes dėl to ir nesiginčiam. Sustokim dabar šitam taške. Aš noriu labai paprastai jums leidus, viceministrė, pasakyti apie pačio sprendimo eigą ir kiek mes čia Kapčiamiestyje ir Lazdijų rajono savivaldybėje esame įtraukti, kiek būsime įtraukti ir kiek tai nuo mūsų priklauso. Iš esmės situacija tokia. Karinė žvalgyba, karinis patarimas įvertinus visą Lietuvos teritoriją, karinis patarimas buvo įvardinta ši teritorija. 15 dieną gruodžio valstybės gynimo taryba ir tai atsako į klausimą, kokie politikai kas priėmė sprendimą dėl siūlymo steigti poligoną šiame kontekste. Dabar yra aiškus VGT ir kariuomenės
siūlymas, mes esame čia diskusijoje su jumis. Ar mes privalome čia būti? Ar aš čia turiu stovėti? Tikrai ne. Nes spalio... Paklausykite. Seime ar pavasario, ar rudens sesijoje bus priimamas įstatymas ir jis bus specialusis. Tai reiškia, jam ir jo turiniui taikoma speciali tvarka. Mūsų nuomonė, mūsų įžvalgos yra svarbios ir aš džiaugiuosi, kad jos yra svarbios, kad mus girdi, nes teoriškai gali mūsų net negirdėti. Jie gali čia ir nebūti ir įsipareigojimų mums didesnių, aiškesnių, tokių, kokių jums reikia, kad jūs vystytumėte savo veiklas ir saugotumėte turtą ir gautumėte adekvačią kainą už turtą, gali ir nebūti, bet mes esame čia, kad būtų. Dėl to labai prašau susitelkti ir pagarbos vieni kitiems, kad mes galėtume judėti į priekį. Tai yra labai svarbu, nes valstybės poreikiams paimti žemę ir turtą yra labai aiškios sąlygos. Mes tą turime suprasti. Galite nulinčiuoti mane ar bet kurį iš čia atvykusių, bet procesas važiuos į priekį. Dėl to aš nuoširdžiai kviečiu, būkime tie, kurie kalbasi. Ar yra daugiau klausimų? Sveiki, taip, turiu klausimą. Prašome. Ar galiu? Prašom. Galiu. Prašom. Sveiki, norėjau paklausti, ar žinote, kokią procentinę dalį sudarys poligonas Kapčiamiesčio pačios seniūnijos teritorijos? Nežinau, kiek yra Kapčiamiesčio teritorija, bet poligonas yra 14,5 tūkstančių hektarų grubiai. Tai yra apie 60% seniūnijos. Kaip manot, asmeninis klausimas, kaip manot, ar seniūnija galės toliau vykdyti savo veiklą, turėdama tokio dydžio poligoną savo Tai manau, teritorijai? kad savivaldybė apsispręs, ar seniūnija galės vykdyti veiklą, ar bus prijungta prie kitos seniūnijos. Čia, žinokit, nebe krašto apsaugos ministerijos klausimas. O dar papildant ir merę, tai noriu pasakyti, kad valstybės gynimo taryba pritarė iniciatyvai steigti, apsispręs Seimo nariai balsuodami už įstatymą. Tai ir jūsų rinktas Seimo narys lygiai taip pat turės apsispręsti, ar Kapčiamiestyje turi steigtis naujas poligonas. Prašom klausimus tie, kurie dar neuždavė jums leidus. Prašau. Ar yra aplinkos apsaugos ministerijos atstovai saugomų teritorijų? Yra? Aplinkos apsaugos atstovai ministerijos. Kiek konkrečiai kokių rūšių gyvūnų, augalų į teritoriją patenka, tikrai mes šiandienai nežinome. Aš tik tai noriu pasakyti, kad visais saugomų teritorijų klausimais mes intensyviai bendradarbiaujam su saugomų teritorijų tarnyba. Ir sausio pradžioje vėlgi yra numatytas susitikimas būtent dėl šitų teritorijų. Tikrai tai bus atsakymai užduodamus klausimus skelbiami viešai, nes yra skaidriai paskutiniai, jeigu galima, Auri, tai yra krašto apsaugos ministerijos puslapyje sukurta nuoroda į dažniausiai užduodamus klausimus, ten galite rasti daugelį atsakymų į savo klausimus ir bus poligonas eta.kam.lt, kur ištransliuosime visus, sugrupuodami, stengsimės į visus, nes turbūt klausimai bus labai panašus, stengsimės sugrupuoti į grupės ir ištransliuoti į visus klausimus, atsakymus tiek kiekvienam individualiai, tiek viešai. Prašau jūs, laukia jau. Tikrai bendradarbiaudami su saugomų teritorijų tarnyba, su aplinkos ministerija, girdime jūs ir tie klausimai bus išspręsti.
Klausimas čia kairėje, prašau. Prašau, po to perduosiu žodį jums. Prašau. Turiu kaimo turizmo sodybą poligono numatomo teritorijoje. Investavau visus savo pragyvenimo uždirbtus pinigus į tą sodybą. Ir teko, reiškia, prasidėjus pilnos invazijos karo ir atsitraukus rusams nuo Černigovo Ukrainoje, apsilankyti morgę. Ten reiškia, švelniai pasakius, ne lavonai, bet kas iš jų lygia, kūno dalis, būtent va, kaip dabar matau sieną, nuo grindų iki lubų, sunkiai tilpo, pažinoti tais pagal plaukus, pagal kažką. Tai čia klausimas būtų, suprantant, kad poligonas yra vienas iš dalykų užkardantis galimą įsiveržimą. Noriu paklausti daugiau mūsų pačių, ne tų, kurie susirinkę antivalstybininkų, ar ten dar tuo labiau, kuriuos žinot, kaip vadina, bet mūsų visų, kurie protauja blaiviai. Ar mes norim to pačio pas mus, ar mes padėsim tą auką ant to aukuro, ar ne. Aš įdėjau ten savo pinigus, savo širdį, bet asmeniškai aš pasiruošęs tam. Ir antra klausimo dalis bus turbūt į tą pusę. Ar pasiruošę įvertinant tai, kad mes savo įdėjom pinigus, tuo labiau žmonės šiandien gimė, augo ar ne, pasiruošę tą auką, ar ne, kurie jie paaukotų valstybės saugumui, teisingai atlyginti. Nes aš manau, kad ta auka būtų visai valstybei ir mes neturim vieni už tai būti atsakingi. Ačiū. Atliepiant į pirmą klausimą, tai ačiū kolega tikrai už jūsų užsidėgymą ir tikrai pozityvę poziciją. O į antrą klausimą, tai kaip ir sakiau, su kiekvienu individualiai bus atliekamas individualus vertinimas, tai ne krašto apsaugos ministerijos vertinimas, tai nepriklausomas ekspertas, kuris atliks vertinimą kiekvieno iš jūsų turimo turto ir bus sumokėta taip, kaip numatyta pagal įstatymą ir tiek, kiek suskaičiuojama. Ką mes skaičiavome šiandien dienai, tai tarkim už miško teritorijos žemę, bet aš čia tik preliminariai sakau ir jūs nevertinkit kiekvieną savo individualiai, neprisitaikykit, nes aš suprantu, kad miškas yra ne kaip ir asfaltas, jų yra N rūšių, tai ir miško yra ir brandus, ir nebrandus. Tai vidutiniškai paskutiniam poligone, kada išpirkinėjom teritorijas, tai hektarą buvo sumokėta 5600. Vidutiniškai, kiekvienas individualiai, kaip ir sakau. Prašau, ranka pakelta čia. Palaukit, ponas laukia už nugaros, labai seniai pakėlęs ranką. Jeigu dar tos teritorijos nėra nustatytos ir, kaip sakė, tą tvorą kažkaip bus galima pastumdyti, tai gal tada stumiam į tą Suvalkų koridorių, Suvalkai eina Kalvarija, Marijampolė, tai gal į Kalvarijos pusę, kur nėra. Pone, kaip ir sakiau, vertinimas tvoros pirmiausia, tai čia nebus, čia jokios tvoros nėra. Poligono teritorija yra riba žemėlapyje, bet ne tvora. Tai tos ribos kis, kiek jos kis, pamatysime eigoje. Prašau. Norėjau klausimėlį užduoti tokį. Tarp Krakinio ir Pertako draustinių, kiek ir patys minėjote, bus steigiama šaudykla. Šaudykla bus iškirsta plynų kirtimu. Klausimas būtų toksai. Kokio dydžio, kiek hektarų bus ta šaudykla? Galiu atsakyti nuo 10 iki 15% tos teritorijos. Tai apie 2000 hektarų gaunasi. Teritorijos, kur yra numatytos nuo kelio į šaudyklos pusę. Tai 2000 hektarų taip išeina. Ne 2000 hektarų. Viso teritorija yra 14 500, tai 10% yra 1500, tai tikėtina, kad čia dar mažesnė teritorija, tai iki 1000 hektarų. Kiti klausimai, prašau jūsų dabar. Kariuomeniai labai konkretus klausimas. Žinokit, aš galiu pasakyti ir už kariuomenę, tikrai pagalvota apie viską, prieš raketinės, antidroninės sistemas, dronus, vandens dronus, laivininkystę ir visą kitą. Nesusideda iš vieno poligono gynyba. Tai yra kompleksas visko.
Kariuomenės, labai prašau pasisakyti kariuomenės, jums reikia poligono, kodėl pas mus jisai turi būti, kodėl jūs negalite vykti į Lenkiją ir visi kiti klausimai. Paimkite ir pasakykite žmonėms aiškiai, paprastai. Tai sakau, dar kartą, aš esu Lietuvos karys, stoviu prieš jūs, davęs priesaiką. Vienintelė profesija, kuri davė priesaiką ginti, negailėti jėgų ir gyvybės. Kiekvieną iš jūsų ginsiu, kiekvieną vaiką, močiutę, senelį. Kiekvieną ginsiu iš jūsų. Tai 28 metai ir čia aš nieko nenoriu jums įrodyti. Tai ar aš galiu pasisakyti ar ne? Iš kur man geriausia jūs ginti? Ar iš Vilniaus, ar iš Klaipėdos, ar iš dar kažkur, kai priešas yra pašoniai. Čia vat, prie pat kvepuoja. Man geriausia ginti, kai aš šalia jūsų. Ir aš tada jūs geriausiai ginsiu. Ir jūs to neturėtumėte abejoti. Taip kiekvienas Lietuvos karys, kuris davęs priesaiką. Tai mums reikia to poligono. Daug yra politinių klausimų, kuriuos čia apkalbame, bet aš kalbu kaip karys prieš jūs. Ir čia atvažiavau pakalbėti su jum gražiai. Man nemalonu čia irgi, žinokit, stovėti. Bet aš esu davęs priesaikas jūs apginti ir aš ginsiu, kol aš davęs tą priesaiką. Ir čia joks priešas neteis. Ačiū. Klausimas, prašau, prašau. Alio, norėčiau. Aš ginsiu, kaip sakiau, aš ginsiu jūs, jūsų žmoną, senelį, močiutę, visus žmonės Lietuvos. Žiūrėkit, papildant Lietuvos kariuomenę, aš pats buvau karo metu 3 kartus Ukrainoje, vežėme, kaip Alytaus miesto vicemeras, vežėme pagalbą. Paklausykit, prašau. Iki fronto linijos buvo likę 100 km. Aš mačiau tikrai tuos baisumus, ką matė ir kolega. Tai ką noriu pasakyti? Poligonuose nekariauja niekas. Kariauja teritorijose, kurios yra ne poligonai. Kariai išeina iš kareivinių, iš poligonų kariauti į teritorijas, kur vyksta frontas. Tai taip, kad jeigu yra poligonas, tai čia jie treniruojasi. Kariauja ten, kur yra priešas. Norėčiau paklausti. Prašau po vieną. Pasidėjau viską, jūs dabar mane iškeliat, ne? Ir kur jūs mane iškeliat ir ką jūs man suteikėte? Ponas, aš net nežinau, kur jūs gyvenate. Pirmas dalykas, klausimas, ar poligono teritorijoje gyvenate. Tai aš kur kas jūsų neiškėlinėjau. Kiekvienas su kiekvienu asmeniškai sėsime ir žiūrėsime. Turime paruošę ir planą B su savivaldybė kartu. Ieškosime kiekvienam gyventojui alternatyvos, kur jie galėtų keltis ir gyventi. Norėčiau paklausti. Po vieną, prašau ten. Niekas nekalba, per kur judės karinė technika. Aš pavyzdžiui gyvenu Kapčiamiesty, ant Žalio kalno, kur sueina Ančia ir Nieda. Pro mus, pro mane važiuoja kiekvieną dieną, kiekvieną naktį miškovežiai, žemė dunda, namas dreba. Per kur judės karinė technika, tik tai pro Kapčiamiesčio šitą kraštą. Natūralu, kad karinė technika juda keliais krašto keliais, rajoniniais keliais ir taip toliau. Tai visi keliai, apie kelius aš norėjau pasakyti naudas, bet jūs pradžioje to neleidot pasakyti, tai dabar ties patikslinsiu. Ar galime dabar suteikti žodį, kad įvardintų, kokios naudos galimos Kapčiamiesčiui a priori, jeigu būtų sprendimas teigiamas? Nenorit apie naudas išgirsti? Pasakykit tiksliai, kaip judės technika. Pasakykit, iš Leipalingio važiuos į Kapčiamiestį. Ponas, mes dar neturim net poligono, jūs jau norit, kad aš sakyčiau, per kur juda ir kada judės. Tai palaukit, nes todėl iš anksto reikia galvoti. Žiūrėkit, aš pasakysiu apie kelius. Jūs lėktuvais neatkelsi technikos, jie turės važiuoti keliais. Tai kur tie keliai eis? Pro pat Kapčiamiestį. Ir dieną naktį žmonėms neduos ramybės. Užtenka, kad dabar miškovežiai eina dieną naktį, nieks jų nekontroliuoja. Ir mums neduoda ramybės nei dieną, nei naktį. Ar šitą, ką nors suskaičiavot ir
Paklausėt suskaičiavom. pas žmones, kaip jie gyvena. Dėl miškovežių aš Ačiū. jums atsakymo neturiu, nes tai yra ne krašto apsaugos ministerijos klausimas, bet priimant sprendimą valstybės gynimo taryba įpareigojo ne tik krašto apsaugos ministeriją, bet ir kitas ministerijas ateiti į dialogą ir surasti naudas savivaldybėm, kuriuose yra poligonai arba bus teigiami poligonai. Tai žiūrėkit, aš noriu pasakyti, kad šiandien dienai Lazdijų rajono savivaldybei Via Lietuva yra įpareigota surasti investicijas iki 28 metų, investuoti į kelius beveik 100 milijonų eurų. Nežinau, ar tai daug, jūsų įsivaizdavimu, man atrodo, kad labai daug. Kaip Alytaus miesto vicemeras buvęs, tai aš galiu pasakyti, užasfaltuotume visą miestą. Jūsų savivaldybei turbūt kelius sutvarkysime tie, kurie bus idealiai. Jums leidus šiandien į šį susitikimą taip pat krašto apsaugos ministerijos paraginta atvyko gyventoja iš Trakų, iš Baltosios Vokės. Ji gyvena šalia poligono. Gal suteikime 2 minutės, kad pasakytų, kokia jos jausena. Neišklausysit. Neišklausysit. Prašau, prašau. Aš turiu klausimą. Tai man labai malonu, kad jūs pasikviečiat žmonės, pakomentuoti, kaip jie čia gyvens, kaip ir panašiai. Bet aš, kaip turto savininkė, pakliūnant į poligoną, aš negaunu jokios informacijos išskyrus žiniasklaidą. Ar taip turi būti kalbama su žmonėmis? Kaip aš ir minėjau, sausio viduryje ir vasario pradžioje su kiekviena grupė žmonių individualiai kalbėsimės, nes aš dabar nežinau, kuris yra Jonas savininkas, kur Marytė savininkė ir taip toliau. Aš sakau, sprendimas priimtas gruodžio 15. Apie kokias kalbėjimus jūs kalbate seniau? Tai man tą informaciją toliau sekti žiniasklaidoje ar susisieksite asmeniškai? Su kiekvienu susisieksime asmeniškai ir kiekvieną individualiai pagal tai, kaip yra registrų centre atsispindi nekilnojamo turto registro išraše. Prašau, žmogus, kuris dar neuždavė nei vieno klausimo, ilgai laukia, prašau. Norėčiau paklausti apie turto vertinimą. Turto vertinimą organizuoja ir apmoka krašto apsaugos ministerija. Yra toks posakis, kas užsako muziką, kas moka pinigus, tas užsako muziką. Kodėl negali žmonės užsakyti vertinimą pas nepriklausomą vertintoją? Tikrai gali, jeigu jūs sutiksite tai apmokėti. Tai krašto apsaugos ministerija apmoka išlaidas turto vertintojai. Tai mūsų įpareigoja įstatymas, ta prasme, vykdyti viešų pirkimų įstatymą ir pirkti per viešą pirkimą tas paslaugas. Jeigu jūs manote, kad jūsų ekspertas įvertins jūs kitaip ir bus turbūt ir ginčytinų situacijų, visada yra teismai, juos galima kreiptis ir teismas nusprendžia, kuris yra teisingas. Yra teisės skyrius, atsakys viską jūsų klausimą. Galima žodį? Išklausykime, atsakys į klausimą, kuris buvo užduotas. Prašau, trumpai. Tai dabar šiek tiek apie patį turto vertinimą, kas būtų aktualu. Tai turto vertinimas, grįžtant prie to, kad ar patys galėtų gyventojai pirkti, tai kaip ir paaiškino viceministras, pagrindinis tikslas valstybės yra viešieji pirkimai ir ta paslauga, kuri perkama, tai tą patį, ką pirktumėt jūs, tai yra nepriklausomas turto vertintojas. Tai čia pirminis momentas. Tik tais vykdant per viešuosius pirkimus yra gaunamas geriausias kainos ir kokybės santykis. Atsakant į jūsų klausimą dėl papildomų mokesčių, tai mokesčiai šituo atveju nėra papildomai kažkaip tai skaičiuojami nuo žemės paimamos visuomenės poreikiams. Ir bendrai visa informacija susijusi su turto vertinimu, tai jinai yra absoliučiai reglamentuota teisės aktais. Ir visas procesas yra toks, kaip ir visais kitais atvejais, kai yra paimama žemė visuomenės poreikiams. Prašau, klausimas čia.
sakot, tai aš žinau, kad valstybė. Jeigu parduodi, tai tam rajone lygini kvadratūrą, dar kažką taip, ir tada vertini vidutinę vertę. Kaip jūs lyginsite? Tai- Jeigu iš kadastro, aš pasakysiu pavyzdį. Tai jūsų klausimai. Naujas ūkinis pastatas, taip, įsivertintas yra 1000 eurų. Tai valstybinis vertinimas, masinis vertinimas, namas mano yra vertinimas, taip, 12 000. Tai vat klausimas, jūs sakot, bus individualiai, kas važiuos jūsų atstovai lygins. Tai dar kartą atkreipiu dėmesį, kad kiekvienu atveju, kiekvieno turto, nepriklausomai nuo to, ar tai yra žemė, ar tai yra nekilnojamas turtas, yra atliekamas individualus vertinimas. Tai reiškia, jis yra žiūrimas kiekvienas konkretus objektas. Turto vertintojas vykdamas į vietą informuos jūs apie tai, kad jisai atvyksta vertinti jūsų turto. Ir jūs galėsite dalyvauti. Turto vertinime yra teikiami visi reikalingi pagal teisės aktus nurodyti dokumentai susijęs su tam tikro turto įsigijimu, pagerinimu ar panašiai. Tai šituo atveju, tai ką girdžiu iš jūsų, aš jums neatsakysiu dabar tikrai, kiek kainuotų įsivertinimas jūsų turto, ta prasme, kiek jisai kokia jo būtų vertė, bet individualiu atveju yra žiūrima. Iš praėjusio atveju, kai buvo Tauragės ir Šilalės poligono atvejais vertinamos sodybos, tai tai, ką gyventojai įsivaizdavo ketinantis gauti, iš esmės tą pačią sumą gavo. Vienu atveju netgi buvo gauta suma, atsiprašau, Vytautai, gal patikslinsi, netgi didesnė negu asmuo tikėjosi. Kalbate apie nekilnojamo turto yra ir kilnojamo turto. Jūs įvertinat, ar aš ką man neturiu sodybos, nereikia man ir visų kitų, vadinkim, technikos, ir traktoriukų, ir kopiečių ir taip toliau. Teisingai? Tai vertinsit ir kilnojamą turtą, ar ne? Kur dėt visą inventorių, kur dėt viską? Nekilnojamas turtas yra vienas. O kalbam apie visumą. Žiūrėkit, gal tuos klausimus apie traktoriukus, tai jau kaip bus atliekamas turto vertinimas, tai kiekvienam individualiai. Aš jums pasakiau bendrai. Yra ir krepšio aikštelės, ir pontoniniai tiltai ir taip toliau. Tai aš ir klausiu, tai yra... Tas, kas suregistruota ir kas matosi nekilnojamo turto išraše, tas bus ir įvertinta ir visas kitas turtas, kuris yra priklausinys prie tos sodybos. Taigi sako, individualus vertinimas, ekspertas kiekvieną turto vienetą vertins individualiai. Žinokit, jūsų automobilio tikrai neįvertins, jeigu tą norite išgirsti. Tai ir traktorius lygiai taip pat. Dar dviratis, žiedas, laikrodis, visi kiti dalykai. Dar turim klausimą ten, prašau. Žiūrėkit, sugrįšiu aš dar prie Via Lietuva, sakėt, įpareigoti surast 100 milijonų, ne, brats? Tai Via Lietuva 50 milijonų perskirsto, kita suma yra papildomai skiriama, jeigu teritorijoje atsiranda poligonas. Tai žiūrėkit, o kodėl nepadaryti paprasčiau? Gal jūs tiesiog dalį pinigų skirkit gynybos linijai kažkokia, jeigu jau jaučiat tokį pavojų iš Baltarusijos pusės. Gal nekurstomės jūsų poligonais, tiesiog gynybinę liniją padarom, dalį pinigų skiriam keliam ir palikite mūsų žalią kraštą tokį, koks jis yra. Ir tikrai atliks dar pinigų, galėsit ir pensijas padidinti žmonėm, vietiniam čia gyvenantiem. Ačiū už žodį. Turbūt atsakymo nereikia. Klausimas dar salės pabaigoje žmogus niekada neklausė, prašau. Dekilnojamo turtą, bet norėjau paklausti, ar apskaičiavot, kaip jūs atlyginsit, sakysim, moralinę žalą, sentimentų žmonėm, kur gyvena ten 5 kartos, kapai ir taip toliau. Ar čia yra apskaičiuota žmonių sveikata, kurie įsivaizduoja, kaip jie jaučiasi ir kaip jie jausis? Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato moralinės žalos atlyginimo. Yra... Prašau. Prašau. Prašau, užduokite klausimą.
Jo, yra patirtis iš Rūdininkų, kaip žmonės gyvena vidury poligono, o atliepiant į klausimą, ar atvažiuosiu, tai kaip atvažiavau 15 metų, taip toliau ir važiuosiu. Gal yra žmogus iš toli, kaip jie gyvena šalia poligono, leiskim 30 sekundžių, jei 2 minutės per daug, 30 sekundžių. Sveiki. Aš išklausysiu nuo jūsų, o jūs dabar mane. Aš gyvenu ir dirbu prie Rūdininkų, Baltoj Vokėj. Tikrai, kai čia sako apie šaudimą ir panašiai, apie miškovežius, taip viskas buvo, praėjo ir nebėra. Dabar pas mus vyksta statybos, mes džiaugiamės, nes bus naujos darbo vietos. Rūdininkai niekada negautų to, ką jie gavo dabar. Jie gavo apšvietimą, jie gavo asfaltuotą kelią. Vandenį, kanalizaciją, jie tokio niekada nematytų. Milijonai investuoti į Rūdininkus. Dabar mes gyventis Baltoj Vokėj laukiame to paties. Gerbiami dzūkai. Prašau. Aš esu Šalčykų rajono savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus vyresnioji specialistė. Kodėl aš... Kokios darbo vietos? O kokios partijos? Ten... Poligone šitame atsiras iki 100 darbo vietų, kur 40 darbo vietų galės dirbti bet kuris turbūt iš jūsų, kuris atitiks atranką. Prašau, klausimas. Prašau. Apie kokias lėšas kalbat, nežinau. Ne, tai tos... Ir ką jūs norite su tais pinigais daryti, nelabai supratau. Bet čia 150 visai Lietuvai skirta, tai kokia dalis būtų Lazdijom? 3000? Žiūrėkit, tai yra minkštosios dalys skirti. Taip nėra, yra skirta Lietuvai, naudos Lietuvai vardintos, tai jūs maišote kai kuriuos dalykus. Aš, ponė, labai puikiai viską žinau. Aš prie to memorandumo prisidėjau, tai viską labai puikiai žinau ir žinau, kiek bus skirta Lazdijams. Dar ten ranka labai seniai pakelta, prašau. Žinokit, apie efektus klausimus neatsakysiu, nes nežinau, kiek jie uždirba. Ten dar ranka pakelta. Prašau, klauskite. Aš kaip supratau iš klausimo, nepapuola 100 metrų kažkur lieka, taip, teritorija? Tai su kiekvienu individualiai tikrai spręsime tą klausimą ir jeigu nepapuola, tai žiūrėsim kiekvieną atvejį individualiai ir jeigu matysim, kad galima prijungti, tikrai prijungsim ir išpirkimą organizuosim. Prašau. Žiūrėkit, dabar detaliai tiek tikrai nežinau, nei ekranas vienoks ar kitoks, kiek gali kainuoti. Aš manau, kad užduokit klausimus į šituos, mes tikrai pasistengsim detaliai, konsultuodamiesi su ekspertais, ką tiksliai jie vertina, ar vertinamos vonios, ar vertinami kiti dalykai. Aš tik noriu papildyti, kad verslo lūkesčiai taip pat yra kompensacijos mechanizmai skaičiuoti, yra įskaičiuojama.
čia ilgai laukia, tada jūs ir tada keliaujam toliau. Taip. Atskirai apsaugos juostos nebus, bet bus apsaugos ženklai, nurodantis poligono teritoriją ar mokomosios teritorijos teritoriją. Taip pat kovinių šaudymų metu bus papildoma išstatoma sauga, kad tiesiog gyventojai dėl savo saugumo nepatektų. Ja. Tvoros nestatysim tikrai aplink visą šitą teritoriją. Taip daroma visose poligonuose, atliepiama ir tai yra saugu ir pasiteisinę. Prašau. Atsiprašau, jau jūs čia šiek tiek perspaudėte. Prašau, klausimas tenai, prašau. Tai nemandagu. Paskui bus visiems klausimas. Tai jūs sutinkat, kad poligonas būtų? Va. Tai kam šitie klausimai, kurie sako, jūs po vieną išgaudys, po vieną... Tai gerai, patylėk. Žmonės, po vieną sugaudys ir su kiekvieną apdirbs. Žiūrėkit. Tai nuspręskim, ar mes už tai, kad poligonas būtų, ar spręskim nebūtų. O visi tie klausimėliai, kur tokie pagražinimui. Klausimas yra toksai. Ne ar poligonas, o kaip mes būsim saugus. Ne. Ką daryti? Dar vienas klausimas. Ar poligonas išeitis, diskutuojam? Poligonas saugumą neužtikrina. Poligonė tik kareiviai žaidžia. Va šitą įsitikinkit. Kareiviai, pasakykit, jūs žaisit. Dabar pasaulis šitas tankais važinėja, kai visur skraido dronai ir kitokia kibernetika, o jūs su senais, tai reikėjo arklius įsigyti. Čia vakarykštis jau praėjusio amžiaus tie tankai. Ačiū labai, Virginijus, dar galite klausimą. Ar jūsų patenka troba in rubežų? Aha. Pabaigoje gerbiamas Kukučionis turi klausimą, prašau. Aš norėčiau paklausti ir kartu pasidomėti. Aišku, mes neišklausom, kokias rodo mums ten turėsim naudą, bet nauda yra Lazdijų rajono savivaldybei. Prie ko čia? Poligonas Kapčiamistin, nauda Krosnai ar dar kažkur panašiai. Nauda turi būti šitam kraštui, kas lieka už tos ribos, pas mus drebės trobos, skilinės sienos. Kai sakė Juozas, ir dabar dreba nuo tų miškovežių. Kai pradės, čia turi būti, jeigu bus poligonas, čia turim kalbėti apie kompensaciją, kažkokias išmokas ar kažką tai čia vietiniams žmonėms. Toliau kitas klausimas asmeniškas. Mano papuola apie 20-25% žemės, aš esu ūkininkas į poligoną. Yra įsipareigojimai, viskas. Kaip man bus toliau? Bus atlyginta pagal tuos verslo Pas mane yra įsipareigojimai nacionaliniai mokėjimo agentūrai. Tai šitie turbūt bus įvertinti dalykai. Įsipareigojimai taip pat bus atlyginami. Jeigu yra įsipareigojimai ir tai yra specialiusis reikalavimas paimama žemė, tai yra valstybė. Aš esu informuota, kad visada žiūri pareiškėjo naudai. O dabar apie tas naudas. Tai mes Lazdijų rajono savivaldybėje neturime galimybės įtakoti sprendimo priimti ar nepriimti. Ir to galutinio rezultato mes negalime įtakoti. Mes visi esame diskusijų etape ir girdime šiandien iš oficialių pareigūnų, kad atitinkamai gali kisti nedaug, bet gali kisti teritorijos ribos atsižvelgiant į individualius poreikius. Mes šiandien girdime ir žinome, kad Baltoji Ančiai ir Baidarių verslas turi tam tikrą išskirtinumą ir tam reikalingas tam tikras ruožas, kad tas veiklas būtų galima vykdyti. Yra darbų ir temų, sprendimų, kurių mes negalime pakeisti, bet mes galime ir norime padėti. Lazdijų rajono savivaldybė
Ir aš stovėdama čia prieš jūs sakau, kad mes galime ir norime jums padėti, kad turto vertinimas, kad priėmus sprendimus, paklausykite, aš tikrai labai ilgai jūsų klausiau, kad priimti sprendimai dėl turto vertinimo būtų papildomai patikrinti ir kad sprendimai būtų teisingi. Mes galime užtikrinti pokalbį su kiekvienu individualiai žmogum, kuris gimė, augo, kurio protėviai gyvena čia. Šitą darbą mes jau darome seniai. Mes galim laikytis nuošalyje, mes galime jums padėti. Ir aš labai noriu padėti. Ar reikės tos pagalbos ar ne, nuspręsit jūs. Šiandien mano tikslas buvo, kad jūs išgirstumėte. Kad jūs išgirstumėte, o tolesnės diskusijos tęsis. Tęsis su bendruomenė, tęsis su turto savininkais. Procesas tik prasideda. Sprendimas priimtas 15 dieną ir jis keliauja į priekį. Sprendimas šitame etape, šitą sprendimą keisti ar įtakoti gali sprendimas, kuris bus priimtas Seime. VGT priimtą sprendimą gali įtakoti individualų susitarimai, kurie atlieps verslo ir gyventojų lūkesčius. Atsakymas į klausimą, ar aš matau Kapčiamiesčio seniūniją kaip seniūniją, taip, ir pačią stipriausią. Dar noriu klausimėlį vieną. Prašau, Egidijau. Šitam krašte vykdom išvežiojamos prekybos veiklą. Aišku, kad jeigu iškeldins gyventojus, nebus kur ir važiuoja. Ar teks atleisti tam tikrus darbuotojus, ar bus išmokamos kažkokios kompensacijos už darbuotojų atleidimą ir kažkokios kompensacijos už prarastą Žiūrėkit, kas liečia pajamas. poligonus, kaip įsikuria poligonai, tai atvažiuoja 5000 karių, tai jie neuždaromi kažkur, jie eina į parduotuvės, apsipirkinėja, tai aš manau, kad ne tik, kad nereikės atleisti, bet reikės priimti daugiau ir padidinti transportą, nes norinčių pirkti bus daugiau. Ir šiai dienai prieš šį susitikimą kariuomenės ir krašto apsaugos ministerijos pareigūnai apžiūrėjo visas buvusios Kapčiamiesčio mokyklos patalpas. Ir mes jau turime patvirtinimą, kad jeigu būtų pritarimas Seime pagal specialų įstatymą ir būtų steigiamas poligonas, ta mokykla būtų įveiklinta ir čia nuolatos dirbtų administracijos žmonės susiję su poligonu. Tai ar tai bus ar ne, nuo bendro susitarimo priklauso. Neuždarykime durų diskusijai, neuždarykime durų, ieškokime sutarimo, kad jis būtų daugiau mažiau palankus, o atsakymas į klausimą, kur tos investicijos, kur tie papildomos naudos turi keliauti, natūraliai į Kapčiamiestį ir tik po to kažkur kitur. Tai buvo ir po to, kuomet nelegaliai sieną kirtę migrantai apsigyveno Kapčiamiestyje. Ir jūs puikiai žinote, visi, kurie dirbome kartu, atkeliavo eurai ir lėšos už tai, kad buvo nelegaliai sieną kirtę migrantai priimti į bendrą savivaldybės sąskaitą. Galėjo būti paskirstyta bendrai savivaldybės teritorijai ir problematikai, bet visi tie eurai ir dar plus atkeliavo į Kapčiamiestį. Ir dėka to mes čia turime kelius, kurių neturėjome, mes turime bendruomenės namus, kuriuose šiandien susirinkome. Ir ateityje daugelis dalykų nuo mūsų nepriklauso, bet kas priklauso nuo mūsų, aš sąžiningai galiu pasakyti, kad kaip nenuvyliau, kaip atvirai kalbėjau, taip atvirai kalbu šiandien, tai bus ir ateityje, o rinksitės ir spręsite jūs. Aš norėčiau paklausti labai rimto klausimo. Čia yra už ir prieš, pasisakė, kad sutinka, kiti ne. Aš noriu paklausti, jeigu žmogus nesutiks, kas bus su juo? Nesutiks ko žmogus? Nesutiks parduoti ar atiduoti jums savo, sakykime, sodybos, žemės, miškų. Čia yra rimtas klausimas. Tai yra teisės skyrius ir pakomentuos, kaip įstatymiškai tas atrodo. Mes gyvenam teisinėje valstybėje, nepamirškim. Leiskite atsakyti į klausimą. Aš tikrai žinau, kad pikta, betgi visiems svarbu. Kas bus, jei bus. Ką sako įstatymas, kurio mes negalim pakeisti. Turėsim paklus. Ką jisai sako?
Tai visų pirma, pradėkime nuo to, ką ir akcentuojame viso šio vakaro metu, kad sprendimas yra priimtas inicijuoti poligono įkūrimą šitoje teritorijoje. Tačiau nėra priimtas pats sprendimas ir dėl pačios teritorijos dydžio, ir dėl viso kito, ką priiminėja Seimas priimdamas įstatymą. Tai čia pirmas momentas. Seimas priimdamas įstatymą apibrėžia poligono teritorijos ribas. Tai reiškia, kad yra pasakoma, kas sudaro, koks tai yra dydis tos teritorijos ir kokie žemės sklypai į tą teritoriją patenka. Šitas procesas, kada įsigalioja, prasideda žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra. Tai ta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, didžiąją dalį klausimų mes kalbėjome viso vakaro metu. Jūs gaunate pranešimą, kad yra priimtas įstatymas, įsigalioja, negalite atlikti jokių papildomų veiksmų ribojančių teritoriją, tai yra to žemės perleisti, atidalinti ir panašiai. Ir organizuojamas nekilnojamo turto vertinimas, nepriklausomas paslaugos dėl nekilnojamo turto vertinimo, jūs dalyvaujate tame procese, yra įkainojamas jūsų turtas ir nacionalinė žemės tarnyba sudaro žemės paėmimo visuomenės poreikiams aktą. Ta aktą jūs pasirašydami sutinkate su suma. Jeigu jūs nesutinkate su nustatytų dydžiu, tai yra kas buvo įvertinta nekilnojamo turto vertintojų, tai nepasirašydami aktą jūs preziumuojate, kad nesutinkate. Tokiu atveju projektą įgyvendinanti institucija, tai yra Krašto apsaugos ministerija, kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti akto teisėtumą, pirmas momentas. Tai yra antras momentas, išspręsti klausimą dėl ginčo susijusio su turto verte. Tas etapas pas mus yra buvęs, per šituos du poligonus vienintelis precedentas yra toksai įvykęs, kai asmuo nesutiko. Labai ilgai kalbat apie šitas visas. Leiskit, tai tikrai visiems labai svarbu. Asmuo nesutiko. Mums svarbiausia, kad nebus poligono, o ne žemės šita. Tas aktas buvo nepasirašytas, buvo kreiptas į teismą, teismas patvirtino akto procedūrą, patikrino akto procedūrą ir tinkamai buvo informuotas žmogus arba pakviestas į turto vertinimą ir panašiai. Aktas buvo patvirtintas ir vėliau, tai yra patvirtinus aktą, iš karto tie pinigai įnešti į notaro depozitinę sąskaitą, nes kreipintis į teismą įnešime pinigus į depozitinę sąskaitą. Tai reiškia, mes šiaip tų pinigų, ta prasme, kažkur tai nelaikomi, jūs iš karto galite juos pasiimti. O vėliau persikulus teismui tęsiantis procesui dėl turto vertinimo sumos, jau vyksta būtent turto vertintojo paaiškinimas, iš kokių duomenų, kaip vertino, kokiais teisės aktais remiantis, ir asmuo iš savo pusės teikia, kodėl jisai mano, kad vertė turi būti didesnė. Tai vertė liko tokia pati, tai nebuvo nei kiek pakeista. Po vieną, prašau, jūs, po to jūs. Prašau. Kaip ir anksčiau buvo pasakyta, gyvename teisinėje valstybėje ir jeigu įstatymas sako žmogui išsikraustyk, tai reikės išsikraustyti. Prašau, jūsų ir tuomet paskutinis klausimas, paskutinis žodis.
kad daviau ir aš. Ir čia daug ką davė iš čia esančių. Apie mum, apie priesaikas nereikia pasakoti. Mes žinom ir mylim. Ir čia ne vatnikai, ne kažkokie tai prorusiški. Nes jau daroma valstybei taip, kad aš jeigu ir patriotas, bet aš nepritariu kažkokiem idiotiškiem arba man nepatinkantiems tai priimtiniems. Tai aš jau vatnikas arba kažkoks tai kolaborantas. To nėra. Neįtikėkit. Nes karas padaro ir supūsta politikai, ne kariškiai. Vyrai pagarba jums. Atsiprašau, aš dar noriu žodį tarti. Šitoj diskusijoje ir lekcijose aš vien tik girdžiu apie turto kompensaciją. Ko jūs pergyvinat? Juk poligono nebus. Dėl to mes čia ir susirinkom, kad jo nebūtų. Dabar čia labai žmogus gerai pasakė. Mes stovėjom prie bokšto, prie Seimo rūmų. Vakare išvažiavom, kai dudėjo rusų tankai, tik gaila, kad dar nebuvo kaip grįžti atgal. Ir mes netikėjom tokios Lietuvos. Atsiprašau, bet rimtai mums poligono nereikia. Gerai sakė, mes ginsim. Prašau paskutinis. Aš esu gimęs prie Trakinio, Pabudavičio kaime. Mus po karo irgi ištrėmė iš ten. Turiu nukentėjusio statusą. Buvau karys savanoris. Gynėm Lietuvą. Kaune prie Laisvės paminklo stovėjom. O dabar, paskui, Stalinas davė įsakymų. Balandžio 23 dieną nukelt nuo Parubėžo visus gyventojus 800 metrų spinduliu. Mus visus iškėlė iš ten. Tėvai, mes maži vaikai buvom. Mus visus iškėlė. Tai čia buvo Stalino genocidas. O dabar jūs darot mūsų viso Kapčiamiesčio apylinkės genocidą. Norit mus visus iškelti iš čia. Ačiū už pokalbį. Ačiū labai visiems, kurie atėjote čia. Salėje netilpom. Reiškiasi tikrai klausimas svarbus, aktuolus ir mes be susitikimo tai žinojom. Labai džiaugiuosi, kad yra užtikrinta kokybiška nuotolinė šio susitikimo transliacija. Tai reiškiasi ir visi, kurie nedalyvavo ar neturėjo galimybės išgirsti, ar per gausmą neišgirdo, turės galimybę išgirsti tai, kas buvo pasakyta. Yra dalykų, temų, sprendimų, kurių mes pakeisti negalime. Bet kartu mes galime ieškoti sprendimų, kurie palankūs jūsų kraštui ir jums, žinant esamas aplinkybės. Nuoširdžiai kviečiu bendradarbiauti, diskutuoti, ieškoti tų sprendimų. Jeigu nepavyks, jūsų valia. Ačiū labai visiems, kurie dalyvavote čia. Šiandien tik susitikimo pradžia. Atverskite skaidrę su datom. Su datom kada? Taip. Pažiūrėkite, prašau, dabar į šitą skaidrę. Tai atsakymas daugeliu į klausimą, kad mes vėluojam, kad mes nepasakėme, kad mes nediskutuojame, kad nėra diskusijos ir nebus. Planas datomis, kada koks etapas ir sprendimas planuojamas realizuoti. Mielieji, diskusijoms, kompromisams, sprendimams laiko yra. Žinant, kiek mūsų tikrai realiai gyvena Kapčiamiestyje, kiek čia ilsisi, per tiek laiko su kiekvienu individualiai, tiek krašto apsaugos ministerija, tiek kariūnai, tiek mes turėsime laiko pasikalbėti. Tik skirkite tam laiko, neuždarykite durų, tam tikrai mes rasime laiko. Ačiū Jums labai.